Sveiki, esu Antanas Keturakis, prancūzų kalbos, literatūros ir kultūros katedros asistentas. Šiame fakultete studijuoju, dėstau ir tyriu prancūzų ir kitas prancūzų kalbai giminiškas kalbas. Iš tiesų, kalba yra neatskiriama žmogaus dalis. Nuo kalbos mes negalime pabėgti. Yra labai mažai patirčių, kurios būtų iki kalbos. Todėl tirdami kalbą galime daug sužinoti ne tik apie pasaulį, bet ir apie save pačius. Galime atsakyti į labai sudėtingus klausimus, pavyzdžiui, kaip mes suvokiame nematomus dalykus, kokią formą turi laikas ar mūsų jausmai. Taip pat galime sužinoti labai įdomių ir paprastų dalykų apie save ir kaimynus, pavyzdžiui, kokie vabzdžiai labai liūdina prancūzus ar kokie vaisiai juos nepaprastai pradžiugina. Jeigu tave domina šie ir kiti klausimai apie kalbą, kviečiu tapti studentu vienai dienai, ateiti į Vilniaus universiteto filologijos fakultetą ir pamatyti, ką šiandien veikia lingvistai.